Taigi, sveiki visi. Šiandien aš jums parodysiu, kaip reikia, pavyzdžiui, jeigu kitas jūsų draugas turi, pavyzdžiui, akauntą ant Roblox, taigi jūs galite jį apgauti. Pavyzdžiui, pirmą, nueikite į katalogą, tada pasirinkite bet kokį daiktą, pavyzdžiui, ir šitą. Ir tada paspauskite dešinį klavišą ant savo pelytės ir spauskite Inspect. Tada toksai ateis, jis gali būti šitam šone, dešiniam, tada paspauskite ant jo ir tada padaryk pas Edit HTML, paspauskite. Tada, kur bus Data Expected Price, padarykite į 0 ir Data Expected Correctly padarykite 0. Tada paspausite ant, bet kur tenai aukščiau biškį ir jeigu tai padarys, tai bus gerai. Tada išjungkite, paspauskite nusipirkti ir tai bus Would you like to get this package? Ir tenai pavadinimas jo ir tenai parašyta free. Tai taip galima apgauti, nes free tai angliškai yra nemokamai. Taigi taip galima ir per Robloxą padaryti ant žaidimų pasų. Tai pavyzdžiui, Murder Mystery. Įeinate ir pažymėti į store ir, pavyzdžiui, šitą Inspect element ir Edit HTML. Tada, kur kaina Data Expected Price padarykite į 0. Data Expected Correctly padarykite į 0. Tada paspauskite vėl kažkur tenai ir jeigu tai pasidarys, tai gerai, tada išjungkite. Paspausite ant to ir bus free. Tai va, taigi aš taip jums dariau ir ačiū, kad žiūrėjote. Susitiksim kitą kartą.